Pamenate, kad pernai kovas buvo vėsus, balandis irgi maloniais orais nedžiugino, o šildymo sezoną daugelis baigė tik gegužės mėnesį. Realybė tokia, mūsų krašte artima draugystė su šildymo sistemomis tęsiasi daugiau nei 6 mėnesius. Ir tikrai norisi, kad ta draugystė būtų kuo paprastesnė ir pigesnė. Nusipelnėte gyventi šiltai, komfortiškai ir be nereikalingų rūpesčių. Tad kas jau išvargo šiais metais, būtų pats laikas atsinaujinti šildymo sistemą ir katilinės įrangą. Tad belieka nuspręsti, ar rinktis savarankiškai, ar kreiptis į konsultantus. Geriausia būtų tartis su specialistais vien dėl to, kad šiais laikais pasirinkimas yra milžiniškas. Gamintojų yra daugybė, o žmogui, kuris toje srityje nedirba ir neturi patirties, yra sudėtinga išsirinkti, kurisgi tas variantas jam yra pats optimaliausias. Tai be abejo reikia kreiptis tada į specialistus, pradžiai pokalbių telefonu pakonsultuotume jūs, o jeigu reikėtų, tai atvyktume į namus. Kiekvieną pastatą ir sprendimą konkrečiu atveju reikia vertinti racionaliai. Kiek santechnikos įrenginių yra objekte, koks yra elektros įvado galingumas, kokia namo kvadratūra, sprendimus lemia ir kiti rodikliai. Renkantis šildymo sistemą reikėtų atkreipti dėmesį, kokiose patalpose jūs gyvenate. Ar tai yra namas, ar butas, kokios statybos jis yra, naujos ar senesnės statybos, galbūt jis yra renovuotas. Taipogi reikėtų atkreipti dėmesį, koks plotas patalpų, kokia energetinė varža. Ir tada jau galima ieškotis kažkokio tai varianto internete. Be abejo, jums sunku, sudėtinga bus apsispręsti, tai patarčiau kreiptis į specialistus. Naujos statybos namai dažniausiai renkasi oras vanduo sistemas, todėl kad jas paprasta integruoti į namo bendrą šildymo sistemą. Taipogi oras vanduo nekainuoja didelių pinigų ir yra labai ekonomiškas sprendimas. Senesnės statybos renovuoti namai dažniausiai renkasi dujinio šildymo sistemą arba oras vanduo. Dujinio šildymo sistema jau nuo seno yra pritaikoma senos statybos namuose vien dėl to, kad ji puikiai tinka radiatoriniam sistemam, kur reikalinga aukštesnė termofikato temperatūra. Taipogi jau yra atsiradę ir oras vanduo šilumos siurblių, kurioje yra puikiausiai tinkamas variantas į mišrias šildymo sistemas, kur žmogus turi tiek grindinio šildymo sistemą, tiek radiatorinę sistemą. Paprasta ir patogu, kai gyveni nuosavame name ir esi nepriklausomas nuo centrinio šildymo. O kokį sprendimą galima būtų pasiūlyti butuose gyvenantiems žmonėms, kai šildymo sezono pradžia ir pabaiga nesutampa su individualiu šilumos poreikiu. Butuose žmonės šiuo metu renkasi oras šilumos siurblius, kadangi tai turi daugybę privalumų. Vienas iš jų, kada dar neįjungiamas šildymas tas, kuris yra pagrindinis bute, galima naudoti oras šilumos siurblį. Jis yra pakankamai kompaktiškas dalykas, nedaug kainuojantis ir be abejo suteikia šilumą namams, o vasarą, kas svarbiausia, dar turi privalumą, kad jis ir vėsina. Tai tie šilumos siurbliai dar kitaip vadinami kondicionieriais. Statant namus ir planuojant iš anksto galima pasitaupyti šiek tiek pinigų būsimiems pirkiniams. Bet ką daryti, jei šildymo sezonas dar nepasibaigęs, o turima šildymo įranga veikia neefektyviai arba tiesiog ėmė ir sugedo. O greitai nusipirkti naujai šildymo sistemai finansinių atsargų nėra. Koks būtų greitas ir patogus sprendimas, gal problemą gali padėti išspręsti pirkimas išsimokėtinai.